turi dar vieną, šiuo atveju antrąją progą pasižiūrėti į Lietuvos komandos kandidatus. Aišku, galime šnekėti ir apie tai, ką jau matėme tose pirmosiose rungtynėse. Daug kas kalbėjo apie puikiai pirmasis keitimas mūsiškių gretose šiose rungtynėse. Donatas Motiejūnas. Ir mūsų galimybė pasižiūrėti į jį. Plojimai sutinkamas tiek jis, tiek ir Šarūnas Vasiliauskas, minėjau transliacijos pradžioje. Pademonstravo puikų krepšinį rungtynėse su Latvija. Čia pražanga prieš Donatą Motiejūną, sunkumo linijos, nes gruzinai jau senokai viršijo komandinių pražangų limitą. Duoti kažką panašaus, kad sustiprintų tą įspūdį, kurį jo žaidimas ir jis pats paliko po rungtynių su Latvija. Ir apie puikų Gudaičio pasirodymą, ir apie 9 Šarūno Vasiliausko perdavimus. Perima kamuolį Donatas Motiejūnas. Puikus jo perdavimas čia po krepšiu. Nepataiko prieš tai Renaldas Seibutis, tačiau Mindaugas Kuzminskas deda kamuolį į krepšį. Tankioje Lietuvos rinktinės gynyboje puolimas. Lietuviams klijavosi, kaip sakant, jeigu sekasi gynyboje, tada sekasi ir puolimas. Mėgsta, taip sakyti, gynybą provokuojantys krepšinio specialistai ir treneriai, kad būtent geras ir sėkmingas puolimas prasideda nuo geros gynybos priešingoje aikštelės pusėje. Ir lietuviai baigė pasiruošimą prieš vieną iš čempionatų. Galime prisiminti, jog Žalgirio arenoje tada Lietuvos komanda turėjo nemažai darbo ir vargo, nepaisant 72-48 ir 3 minutės 38 sekundės iki ketvirtojo ketvirčio pabaigos. Deividas Gailius. Šiandieną Deividas Gailius neblizga, jo sąskaitoje tas pats vienintelis taškas pelnytas baudos metimų. Donatas Beka Buržanadzė. 2 metrų 3 centimetrų ūgio Kahasol, sunkusis kraštas, pažeidžia taisyklės ir tai yra to pačiu ketvirtoji komandinė svečių pražanga. Donatas Motiejūnas pasigerina savąją statistiką štai šiuo metimu. Gruzijos rinktinės sudėtyje nebuvo ir Zaza Pačiulijos. Pataiko iš 3 taškų zonos lietuviai. Iki 10 išauga mūsiškių pranašumas. Motiejūnas iš viršaus kairė ranka. Dar 2 jo taškai. Donatas Motiejūnas 9 jo taškas.